Sveikinamės iš Išminties namų Mahajana. Ką tik po pirmos paskaitos pažadink vidinę jėgą ir iš tikrųjų visa tokia įkaitusi, pajutusi tą energiją, aš net negaliu suvokti, kaip tokiais, atrodo, gan paprastais pratimais galima pajusti vidinę energiją, ją kontroliuoti ir kad ji gali gydyti. Aš kaip čia pasakyti, patiriu dažnai tą šaltį, tokį kūne nemalonumą, nepatogumą ir man ta šiluma taip atpalaiduoja, taip gerai iš tikrųjų ir tokia jėga atsiranda. Tai labai dėkuoju už pirmą paskaitą, susipažinimą su čia energija, man labai patiko. Ir kas laukia mūsų antroje paskaitoje? Dėkui už patirtis, iš tikrųjų mes esame energija ir kuo daugiau turime energijos, tuo mūsų vidinis potencialas yra didesnis. Tai Cigūn praktikos padeda tai daryti ir kai kuriems žmonėms užtenka tiesiog praktikuoti Cigūn praktikas, taip, būti sveikais, sugebėti valdyti seksualinę energiją, emocinę energiją, socialinį emocinį intelektą vystyti. Na ir ateina suvokimas paskui ilgainiui savęs kaip visatos dalies, bet galbūt yra noro žengti dar vieną žingsnį ir įvaldyti Cigūn terapiją arba vaizdinių mediciną. Aš jau 12 metų praktikuoju šią discipliną, tai profesionaliai darau diagnostikas, terapijas ir duodu programas, sudarau programas energijos valdymo žmonėm, kurie turi ligas. Taip, tarkim, tokias ligas, kur sunku kartais išgydyti jas, bet su energija mes galime tai padaryti, nes medicina dažnai neįvertina energetinės dedamosios ir gydo tik fizinį kūną, o mes esame daugiau nei fizinis kūnas. Tai kviečiu pasimokinti seno energijos valdymo meno, vaizdinių medicinos, meistro Siumintano sistemos, Image Medicine, kaip mes galim savo padėti savo išgydyti, valdant energiją, išimant šalčio energiją, subalansuojant yin-yang energiją, nukreipiant energiją, kad jinai tekėtų ir taip pat galėtumėm padėti galbūt savo šeimos nariam tai padaryti, pasveikti su energija. Arba galbūt esi specialistas, kuris dirbi su žmonėm, masažo srityje, kineziterapijos srityje ar vakarų medicinos srityje, kuris norėtų apsisaugoti galbūt save nuo neigiamos patogeninės energijos, valytis nuo tos neigiamos energijos, kurią visgi mes gauname, dirbdami su pacientais ir turėti didesnį potencialą suvokti tą energinę dedamąją, dvasinę dedamąją ir tos subtilius kūnus, kuriem mes galim daryti poveikį su vaizdinių medicina. Taigi pasimokinsime aktyvuoti energiją, masažuojant 4 taškus pilve, kurie sutampa su mūsų akupunktūriniais tam tikrais taškais sritimis, kurios aktyvuos energiją, paskirstys energiją ir balansuos energiją. Taip pat pasimokinsime aktyvuoti viso energinio kūno chi meridianuose, kanaluose, tam tikrus akupunktūrinius taškus, meridianus pasimokinsime, kaip aktyvuoti energiją ir išimti šalčio energiją, kad pradėtų cirkuliuoti chi energiją. Ir iš organų išmoksime išimti šalčio energiją. Ir taip pat aktyvuoti dumai ir renmai esamą energiją kanaluose, kad jinai cirkuliuotų puikiai. Ir taip pat išmoksime diagnozuoti, nes diagnostika yra esmė, kuomet mes žinome, kas yra blogai, tada belieka tik tai sutvarkyti. Taigi išmoksime diagnozuoti ranką, aktyvuoti ranką išmoksime, pajausti organus, 5 pagrindinius organus ir taip pat pabandysime diagnozuoti arba suvokti, kaip tai daryti vaizdinio formą. Tai vadinasi, pabandysime matyti organus, matyti energetinį kūną, matyti informaciją, galbūt matyti ligą. Pasidalinsiu, kaip tai galima aktyvuoti mūsų tą vadinamą trečią akį, proto akį ir
kuria mes galime matyti energiją, matyti informaciją ir daryti poveikį jai. Taigi kviečiu į išminties namus Mahajaną gruodžio 6 dieną. ir tie, kurie nori patirti giliau energijos valdymą, kad padėti savo ir kitiem, arba tie, kurie galbūt profesionaliai jau dirba su žmonėm ir nori išmokti energinio poveikio. Tai iki susitikimo visiems.